gerbiamas daktare, mūsų laidų sezonas jau baigėsi ir mes, kalbėdami su įvairių specialybių gydytojais, išgirstame. Mūsų žiūrovai išgirdo, kad kaip svarbu yra ligas diagnozuoti kuo anksčiau. Ir kad būtent vasarą per atostogas žmonės skirtų kažkiek laiko savo sveikatos pasitikrinimui. Mes esam jau ne kartą mūsų žiūrovų supažinę su klinika tomografija. Kokią informaciją apie savo sveikatą gali sužinoti? Jūs aukštas technologijas, reiškia, kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas, sudėtingi radiologiniai tyrimai kiti. Tai šitie pagrindiniai yra, kurie duoda informacijos daug. Praktiškai, ne mažiau kaip 70 visų diagnozių yra nustatomi ir 70% jo radiologinių tyrimų pagalba. Pas mūsų klinikoje yra įvairių rūšių konsultantai, pulmonologai, gastroenterologai, neurologai, urologai, visi tų specialybių gydytojai konsultuoja. Ir tikrai galim pasidžiaugti jų rezultatais, kad diagnozės paprastai nustatomas gerai ir teisingai paskiriama ir gydymas. Dėl to, nustačius gerą diagnozę, lengva ir gydyti. Pirmiausia, daug teko išgirsti klausimų apie magnetoterapiją, kuri yra jūsų būtent klinikoje. Jūsų klinika yra žymi būtent tai, kad magneto pagalba yra padedama žmonėms įsivaduoti iš įvairiausių negalavimų. Priminkim iš kokių? Čia tikrai labai gera magnetoterapijai priemonė yra šitas multimag aparatas. Jis gydo nenudaug, nuo 57 ligų pagal sąrašą. 57 tai nedaug, lyginti, kad 10 000 su viršum yra užregistruoti įvairių ligų. Bet tai yra pagrindinės lygos. Visokie tai yra sklerotiniai pakitimai, prieš insultinį būklę, po insulto. Taip pat įvairius sąnarių lygos, stuburo lygos, skausmai. Tiesiog mes patys stebimės rezultatais ir džiaugiamės rezultatais, kad tikrai yra geri. Jis pirmiausia veikia bendrą kraujotaką, pagerėja 4 kartus. Ne trupučiukų, bet 4 kartus. Tai yra labai daug. Ir bet kuriam oro pagerėjus kraujotakai jis atsigauna. Pas mus visos pirminė konsultacija vyresniems žmonėm ir vaikam, moksleiviams studentam, yra nemokamos. Todėl mes turim tokių pokalbiams ateinančių pacientų. Vyresniems, taip vadinimus senjorams. Jo, senjorams, pensininkams konsultacijas ir nemokamos. Todėl visi ateina, pasitarė, po to mes patariam, kur gydytis, kur kreiptis, kokius tyrimus padaryti, jeigu nepadarė. Tiesiog toks rimtas pokalbis apie sveikatą būna. Ir pajutom, kad tokie pokalbiai labai reikalingi, nes pacientų vis daugiau ir daugiau tokių ateina. Taip, kad visą dieną turim gana rimtą darbą, bet tai yra ir profilaktinis darbas, ir paieška galimų ligų. Kuo anksčiau. Taip, kuo anksčiau, to svarbiau.